Skiepytieji suprato, tai depopuliacijos projektas. Tokia tema šiandien. Praėjo jau nemažai laiko ir dabar kiekvieną dieną aš pabendrauju, kadangi daug dirbu su žmonėmis, tai kiekvieną dieną pabendrauju su skiepytaisiais žmonėmis. Ir papasakosiu aš jums tokių atvejų, kas nutiko, tai yra iš tikrųjų žiauru. Kad žmonės miršta, randa dabar jų negyvų ir taip toliau, tai tas viskas aišku, ne? Bet kiti liko gyvi. Žinot, kai vyksta kažkoks teraktas, terorizmo aktas, vyksta sušaudimai, sprogdinimai, tai tų mirusių būna daug, bet sužeistųjų būna daug daugiau. Tai va, žinokit, čia irgi panaši situacija. Leidžiasi saulutė Majamyje, vakaras, tai aš nusprendžiau tokį video įrašą, jau viskas pasislėpė už pastatų, už debesų. Tokią ne patį linksmiausią video įrašą nusprendžiau padaryti. Ir kreipiuosi aš į skiepytuosius, kurie gavo tos baisokliškos ligos injekciją. Ką mes pastebėjom ir kas buvo pranašauta jau prieš 2-3 metus, jau 3 metai yra. 20, 21, 22, 2,5 metų, ne, jau 3 metai. Arba 3 metai, negaliu pasakyti. Ką mes pastebėjom, kas nutiko? Galima vertinti kažkur tai apie 70% gavo mirtinas šūvį. Mirtinas šūvis. Žmonės dar nenori apie tai galvoti, bet dėja tai yra realybė. Jau jaučia ant savo organizmo, kai kurie jau mirė, kai kurie nusižudė, kai kurie serga kuo toliau, to vis sunkiau ir vis blogesnėm lygom. Tarp kitko, lygų spektras yra labai didelis. Žiūrėkit, kas nutiko. Visų pirma, papasakosiu gal istoriją. Kadangi dabar mes renkam visoje Lietuvoje didelį kiekį brokerių, marketingistų, telemarketingistų, tai aš jau pabendrauju su šimtai žmonių. Tenka jau man pabendrauti. Kiekvieną dieną po 5, po 10, po 20 žmonių, tiek klientai, tiek brokeriai. Ir aš vis paklausiu, sakau, kaip sekasi, kaip su sveikata ar taip toliau. Tai čia mano tokie pastebėjimai, kad apie 30% žmonių gavo placebą ir sako, viskas gerai. Sako, labai gerai, aš tikiu mokslu, viskas gerai. Arba meluoja. Bet šiaip ir buvo tai planuota, buvo prognozuojama, kad apie 30% žmonių gaus placebą. 70% žmonių gaus kill shot arba mirtiną injekciją, kur iš karto nenumirs, bet susirgs autoimuniniam lygom ir numirs per metus, 5, per 10 metų. Reiškiasi, turbūt tą video pašalins, taip kad persiųskite greitai, kol jo nepašalino. Persiųskite, skaitykit komentarus, rašykit komentarus, skaitykit komentarus, bet svarbiausia, imkitės veiksmo, nes turėtumėt paduoti į teismą darbdavius, turėtumėt paduoti į teismą farmacijos kompanijas, turėtumėt masinius ieškinius, grupinius ieškinius, kadangi vienus iš jūsų nužudė, tai šitie jau viso gero, kaip sakant, amžinai matilsi, o kiti iš jūsų susirgot nepagydomom lygom, autoimuniniam lygom. Dabar žiūrėkite merginos atvejais. 20 metų mergina. Paskambina, jinai ieško darbo. Aš sakau, pasiskiepėjai. Jinai sako taip. Sakau, blogai. Dar jinai bandė klausti, kodėl. Gal norėjo mano nuomonę išgirsti kažką tai tokio. Sakau, negi nežinai kodėl. Sako, žinau. Sakau, ir ką tu žinai? Sako, tai depopuliacijos projektas. 20 metė. Gausi 2 skiepus. Pasiskiepijusi mergina. Man sako, kad jinai mano, kad tai yra depopuliacijos projektas. Ir tokio ramių šaltų žvilgsnių jinai man tą sako. Aš per Skype'ą, kadangi bendrauju per Messenger, per Skype'ą,
Tada aš jai sakau, tai kodėl skiepėjasi? Jos atvejs buvo, turėjo keliauti, ne? Sakau, bet negi jūs nesupratot, tai informacijos buvo pakankamai, kad suprasti, kas čia vyksta. Kodėl? Dabar jau supratai, bet per vėlu. Sako, matame reikalas, kad informacijos buvo netgi per daug. Ok. Gerai, sakau, kas darosi su tavo kūnu, kas su tavim darosi? Sako, blogai. Sako, mano visas imunitetas sugadintas, aš esu pasilpusi. Aš dabar sergu per metus apie 5 kartus. Man netgi išsivystė jau kažkokia lėtinė liga, jau nepagydoma pastovi liga. Nenorėjai jinai apie tai kalbėti labai daug, bet pakankamai tokia liūdna, tokia kaip su mirtim susitaikiusi mergina. Ir aš kiekvieną dieną pabendrauju su tokiais žmonėmis. Iš Kėdainių ligoninės moteris pasakė, iki skiepo viskas buvo gerai, dabar pas ją su sąnariais blogai. Šiandien netgi sutarėm, kad pradės dirbti vaikinukas, sakė, jaučiasi silpnas, trūksta energijos, greitai pavargsta ir taip toliau. Žodžiu, kas nutiko? Nutiko toks dalykas, kad kai gavote jūs šitą kill shot, arba neva šitą geno modifikaciją arba skiepą, aš nežinau kaip. Amerikoje tai vadina žmonės, kas supranta, kas čia buvo, vadina kill shot. Reiškiasi žudantis šūvis. O, kaip geriau matysiu, pradėjo tempti mane. Palaukit, tuoj pasuksiu. Žiūrėkit. Viltis yra. Matot dar pastatų saulė raudona. Viltis yra, brangiai. Viltis yra. Rašykit komentaruose savo istorijas. Rašykite, kas jums nutiko, kas daro su jūsų kūnais, kas daro su jūsų organizmais. Bet daugmaž tokia, kas nutiko? Nutiko taip, kad tai, ką suleido jūsų kūnus, jeigu jūs gavot placebą, jums pasisekė. Čia kaip rusišką ruletę sužaidėt. Šovėt, bet neiššovėt, reiškiasi. Bet tik tai tiek, kad šitoje rusiškai ruletėje 70% iššovė ir sugadino jūsų sveikatas, arba jau jūsų draugai, artimieji, šeimos nariai jau yra negyvi ir miršta jie kiekvieną dieną. O geriausia atveju jūs esate gyvi, bet jums sugadinta sveikata. Žodžiu, kas nutiko? Jum, ir kas svarbiausia, tai buvo išpranašauta, apie tai buvo kalbama jau pačioj pradžioj, kad tai, kas buvo sukurta ir suleista jūsų kūnos, tai turės sukelti toks vadinamas spike proteinas, man atrodo, jeigu aš neklystu. Jisai pakeitė, modifikavo jūsų ląsteles ir pradėjo ieškoti, su kuo kovoti. Su kuo kovoti, reiškia tų virusų, gaudyti, naikinti tos virusus ir taip toliau. Bet problema, matote, kad dirbtinai iššaukė tą kovą ir pradėjo tokią kaip imuniteto apsaugą atseit. Pradėjo ieškoti, su kuo kovoti. Ir tas įjungtas genas, ar kaip jį ten pavadinkime, ne? Prie mano stalo, tarp kitko, vienas iš geriausių Kanados gydytojų, kai aš kažkaip koridoriui pradėjom šnekėti, jisai super turtingas žmogus čia Floridoje supirkinėja namus po milijono, daugmaž kaip degtukų dėžutės. Ir vieną vakarą aš jį pasikviečiau, jis užėjo pas mane į namus, sako, atnešk popierius, aš to papiešiu, kas bus su tais, kurie pasiskiepys. Nu ir jisai iki 5 ryto man braižė ir piešė ir aiškino apie žmonijos išnaikinimo planą. Vienas iš geriausių Kanados gydytojų, multimilijonierius. Ir žodžiu, ką padaro šitas reikalas, ką padarė su jūsų kūnais, jisai jūsų organizme aktyvavo perdėtą, hiperaktyvę imuniteto apsaugą. Ir tai čia nebuvo, kad eksperimentas ar nepavyko ar kažkas, tai tas dalykas ir buvo brukamas jums per prievartą, nes reikia sumažinti gyventojų skaičių planetoje. Ir kiti žmonės, neturėdami jokių žinių, nebendraudami su geriausiais gydytojais, neturėdami tų žinių, instinktyviai jaučia, kad to negalima daryti. Ir netgi kiti, kur paskiepėję yra, va šiandien su vaikinuku šnekėjau, sako,
Sako, aš priešinausi iki galo, aš iš visos darbovietės buvau paskutinis, 30 žmonių, sako, aš buvau paskutinis, kur pasiskiepėjau, sako, ten mane visai spaudė, galų gale, sako, ir aš palūžau. Nu tai sakau, jeigu tu jautėjai, jeigu tavo intuicija sakė, kad nereikia to daryti, tai kokią velnę tu skiepės, reikia mesti tą darbą. Matot, žmonės gąsdino darbais. Priežastis, kodėl žmonės pasiskiepė, jie suspaudė į kampą, daugumą žmonių. Sakykime, tokie žmonės kaip aš, mes laisvi esam. Mes jau gana stipriai atsijungę nuo sistemos, mes nepriklausom sistemoje. Taip stipriai kaip kiti, ar ne? Mūsų vaikas į mokyklą neina, mūsų vaikas nesiskiepė, mes užsisakom internetu daug ką. Žodžiu, mums nelabai, mes patys esam darbdaviai, mes darom verslą, mes galim uždirbti pinigus investuotami iš nekilnojamo turto, pasyvės pajamos, kriptovaliutos, akcijos, mokymai, konsultacijos ir taip toliau. Žodžiu, mūsų negalėjo taip prispausti, bet paprastus žmonės, kurie gauna minimum ar tą 1000 kitą, žodžiu, jie bijojo prasti darbus ir todėl susileido mirtiną injekciją. Mirtina, kur mirė ne iš karto, miršta palaipsniui. Ne? Ir dabar rašykite komentarus, rašykite. Aišku, dauguma žmonių dabar, kurie gavo tą mirtiną injekciją, nenori tikėti, galvoja, gal kažkaip pasveiks, gal kažkas tai tokio, gal susitvarkys, gal išgyvens, gal viskas bus gerai, gal praeis. Tai rašykite tie, kur jūsų pažįstami, kaip jaučiasi, pasakokite ir atkreipkite dėmesį, koks įdomus dalykas bus. Kadangi prasidėjo perteklinė imuninė reakcija, kuri nebesustoja, reiškia, jūsų organizmo ląstelės atakuoja tos organus, kurie buvo silpniausi. Bent jau, kiek aš pastebiu, taip yra. Kadangi žmonės dabar susirga įvairiom ligom. Vieni nei iš šio, nei iš kraujo vėžys. Kiti reiškia sąnariai. Ir toks keistas sutapimas. Visi po skiepo pradėjo sirgti. Buvo sveiki visą gyvenimą, viskas buvo gerai. Pasiskiepėjo, per kažkokį laiko tarpą pradėjo blogai jaustis ir dabar krūvas ligų lenda pas visus. Bet kadangi pas visus lenda skirtingos ligos, pas moteris, kiek viena skambino iš Marijampolės, sako, iš ginekologo kabinetų neišeinu. Anksčiau to gyvenime nėra buvę. Ir sako, skambino visiems draugiam ir pažįstamėm, kuris irgi pasiskiepėjo, sakė, tas pats. Po to kitas dalykas, jums simptomai. Kitas dalykas, vyrai, kurie fizinio apkrovimo didelius atlaikydavo, sportuodavo ir taip toliau, jaučia silpnumą ir jaučia kraujo skonį burnoj. Kraujo skonį burnoj. Rašykite, kas jaučiate kraujo skonį burnoj. Ar ne? Žodžiu, pas ką buvo kas silpna. Kitas dalykas, kas iš jūsų šeimoje ar giminėje nusižudė. Ar vėl nėra sutapimo, kad gavo skiepuką ir nusižudė. Gavo skiepuką ir nusižudė. Sutrikimai su nervų sistema. Reiškia, per vidaus organų skalę. Vieniem per moterim per gimdymo organus, dauginimos organus, kitiem per kraują. Pas ką kokia buvo silpna vieta, per tą vietą ir kalė. Ir dabar vystosi, žmogus tiesiog pats žmogaus paties organizmo ląstelės naikina jį patį. Tai yra autoimuninės ligos. Ir žinokit, nelabai čia atseit galima bus apkaltinti skiepus. Kodėl? Todėl, kad žiūrėkit, vieni mirs nuo kraujo vėžio, kiti nuo sąnarių, kaulų čiulpų vėžys, kiti mirs nuo vidaus, nuo gimdos vėžio ir taip toliau. Žodžiu, visi mirs nuo skirtingų ligų, kaip jūs čia galit kaltinti, kad nuo skiepo mirė. Bet kažkaip visos tos ligos šovė į viršų pagal geometrinę progresiją, būtent po to, kai žmonės pasiskiepėjo. Kaip ligoninėje ta dirbanti moteris, taip pasakė. Sako, kai prasidėjo ta baisokliška liga, mes net be pirštinių dirbom, sako, aš darydavau rengenus, tie atseit covidiniai eilės buvo, sako, neužsikrėčiau, nesusirgau. Tik tai pasiskiepėjau, iš karto susirgau ir dabar vis blogyn ir blogyn su sąnariais pas ją blogai. Ar ne? Tai va tokia situacija, brangiai. Ką reikėtų daryti? Reikėtų paduoti tos darbdavius į teismą, bet jūs nelabai turite įrodymų. Tai va kolektyvinius ieškinius paduokite, išsiieškokite, paduokite šitas darbuojatės į teismą, užbankrotinkite jas. Paduokit grupinius kolektyvinius ieškinius, areštuokit jų turtą, reiškia, tegul kompensuoja, jums sugadino sveikatą ir jums liko gyventi galbūt metai, galbūt 2, galbūt 5. Bet kiek aš girdėjau ekspertai apie autoimuninės ligas kalbą, tai nedaugiau turbūt kaip 10-15 metų.
ar ne? Per 10 metų turėtų netgi patys stipriausi jau mirti, išsekti pilnai ir mirti, nes tos autoimuninės ligos naikina jūs iš lėto. Štai kokį vaistuką jum įleido, ar ne? Tai vat kaip ir ta mergina 20-metė suprato, kad tai depopuliacijos projektas, bet gaila suprato per vėlai. Reikėjo tą protą turėti iš anksto, o todėl skleiskite tokią medžiagą, siųskite jaunimui, siųskite visiems, nes gali būti, kad, kaip tu manai, dar skiepėsi žmonės? Turbūt, kad taip. Aš manau, nes šiandien dar mačiau parduotuvį vieną su kaukė vaikštą. Reiškia, išsekęs toks pabalė, žinai, jisai saugosi nuo virusų. Tai va, dabar mes jau praėjo, jau turim patirties, mes jau tiksliai žinom, kad tai depopuliacijos projektas ir mes žinom, kaip tai pasireiškia. Bet tuos dalykus aš kalbėjau nuo pat pradžios pandemijos, nuo pat pradžios, kaip pasireiškia, kad žmonės susirgs autoimuniniam ligom ir per kažkokį laiko tarpą išmirs. Ir žiūrėkit, Overlingas ir vėl kaip pranašas koks. Tarp kitko, aš kalbėjau apie skiepus jau 2014 metais. Jau įrašinėjau video. Aš kalbėjau apie skiepus 12, aš kalbėjau apie skiepus prieš 10, prieš 15 metų, ar ne? Bet kalbėjau. Aš 2008 metais dar tavęs nepažinojau. Visiems draugams aiškinau, neskiepykit savo vaikų atsargiai. Žinai, ką draugai man sakė, durnas, tu ką tu čia nusišneki, konspiracijų teorijas. Dabar rašykit komentarus, persiųskit šitą video. Galbūt per šitą video greičiausiai pašalins. Greičiausiai pašalins, nes aš į YouTube'as tos keliu. Greičiausiai pašalins. Tai persisiųskit tą video, 4K downloaderą, plakitinkit visur, siųskit žmonės, saugokite savo kompiuteriuose. Įdėkite į visokias Vimeo ir taip toliau. Perkopijuok, leidžiu pilną teisę jums kopijuoti, kad žmonės išgirstų, kas iš tikrųjų vyksta. Ir komentaruose rašykit, pas ką kokie simptomai, kas pas ką pablogėjo. Bendri bruožai, energijos stoka, kraujo skonis burnoj, problemos su moterims su dauginimas organais, su lytiniais organais, dauginimas organais. Taip pat problemos, tiksliai negaliu garantuoti, bet jau lenda tokie, kad su psichika kažkas ir nusižudo. Gal bendras išsekimas, gal dar kažką, bet irgi tokių yra sutapimų. Buvo sveiki, normaliai mąstė, turėjo tikslų, pasiskiepėjo, pradėjo viskas psichika keistis, nusižudė. Čia prieš porą dienų nusižudė. Aš kiekvieną dieną pabendrauju su žmogum, kuris jau reiškia, turi rimtų problemų su sveikata arba jo aplinkoje kažkas nusižudė, mirė ir visi sieja tas mirtis tik tai su skiepu. Kodėl? Todėl, kad visą gyvenimą 10, 20, 30, 50 metų viskas buvo gerai, buvo sveiki iki tos baisokliškos ligos, ar ne? Kur visus gąsdino ir staiga jų sveikata sugriuvo dabar per paskutinius metus, 2-3, ar ne? Tai va, rašykit komentaruose, platinkite tiesą, ar aš diskriminuoju. Šiandien moteriškaitė net bijojo pasakyti, kad skiepyt, aš nenoriu, sako, apie tai kalbėti. Sako, žinau jūsų poziciją. Sakau, viskas gerai. Aš nediskriminuoju. Jeigu jūs skiepit ir norit darbo, ir norite veikti, ir norit kažką daryti, visų pirma, kai kurie iš jūsų gavot placebą, jūs jaučiatės kuo puikiausia, apie 30%. Iš 3 žmonių tik tai 2 turi rimtų problemų, tik tai 2, gerai skamba, ar ne? Reiškia, iš 3 žmonių 2 turi jau labai rimtų problemų su sveikata, o 1 gavo placebą. Tai tie, kurie gavo placebą, psichologiškai buvo apmąstyta, kad jie eis ir reklamuos ir sakys, tikiu mokslu, viskas labai gerai. Tai va, tokie rimti reikalai, brangieji. Nieko naujo čia nevyksta. Jeigu tyrinėsite gyvūnų formas, bet kokią gyvūno formą, kaip išauga per didelę populiaciją, įvyksta savireguliacija. Bet kur gamtoje, ar tai būtų skruzdėlės, ar tai būtų triušiai, ar tai būtų žiurkės, savireguliacija vyksta. Žmonija sugalvojo skiepukų pagalba atlikti savireguliaciją. Kad ir kaip ten bebūtų, tai yra savireguliacija. Tai yra gyvybės formos rūšis, mūsų rūšis nusprendė susitraukti, susimažinti ir išgyvens, ką žinau, gudriausi, ar kažkaip tai, ar išmintingiausi, ar tie, kurie labiau turi ryšį su gamta, tie, kurie intuiciją savo pasitikė,
tai matomai tie ir turi daugiausiai šansų išgyventi. Turbūt čia dar ne viena ataka prieš žmoniją, bus daugiau dar atakų, bus daugiau. Esmė tame, kad yra nuspręsti išnaikinti dalį žmonijos ir jūs turite įrodymus dabar kiekvienas jau turbūt savo giminiai, tai tikrai po daug žmonių. Pas mane dirba brolis, kur jo dvynys, identiškas dvynys, vienas pasiskiepė, vienas ne, tas, kur pasiskiepė, turi rimtų problemų su sveikata, tas, kur neskiepė, viskas yra gerai. Tai va, tokių pavyzdžių, man atrodo, savo giminėje šeimoje turit visi, jau ne vieną ir ne du, turit dešimtimis. Rašykit komentaruose, kas vyksta, ir aš turiu jums patarimą. Junkitės, vienykitės ir bent jau už jūsų sugriautus gyvenimus, už jūsų sugriautas sveikatas ir nužudytus jūsų šeimos narius paduokit ieškinius darbdaviam, kurie jūs vertė, paduokit ieškinį valstybę, tai reiškia, mes patys jums turėsim ir išmokėti kompensaciją, parduokite farmacijos įmonės, sugriaukit, sunaikinkite tas farmacijos įmonės, kuris nužudė jūs ir jūsų artimuosius. Kągi, čia buvo Darius Overlingas iš Majamio, skiepite ar neskiepite. Mes būrime komandą, dabar būrime komandą Lietuvoje dirbančių tik tai su namais. Nesvarbu, kad jūs neturit patirties, nes turim spec apmokymus, turim labai stiprius apmokymus. Galėsit dirbti iš namų, kas norės, galės dirbti, kas norės, kaip brokeriai. Kadangi mūsų komisiniai yra didžiausia Lietuvoje, 6% komisinių, tai yra 6, 12, 18 ar 50 tūkstančių komisinių, pinigų užtenka visiems, dabar krizės metus, žinau, kad verslai ir transporto ir visi kitai verslai žlunga, neturit pajamų, galvojat pralaukti, prakentėti. Nekilnojamas turto sektorius žmonėms yra sunku parduoti namus, mes pasiėmė individualius namus, bet tų namų Lietuvoje nuperka apie 2000 per mėnesį. Aišku, vyksta dėrybos, visi derėsi ir taip toliau, bet apyvarta vyksta, taip kad darbo yra. Žiūrėkit mano kitus video, junkitės prie mūsų komando, darbo turėsit geras pajamas, išmokysim, perduosiu savo 30 metų patirtį, kaip pirkti, perparduoti nekilnojamą turtą, kaip pasirašyti sutartis brangiem komisinėm. Junkitės prie komandos ir išmokysim jūs tikrai labai gerai uždirbti ir kritiškai mąstyti, brangieji. Čia buvo didelė problema, daugas nemąstėt kritiškai, neanalizavot, nesigilinot. Dėl to ta problema ir nutiko jūsų gyvenime. Kągi, ačiū uždėmesį, Darius Overlingas iš Majamio, prenumeruokite namų brokeriai, prenumeruokite visi butai, prenumeruokite Darius Overlingas YouTube kanalą, Keras Overlingas, Monika Žilinskaitė, turime daug YouTube visokių kanalų. Sekite Facebook'e namų brokeriai, Darius Overlingas, Facebookas, Darius Overlingas, per visus kitus kanalus ieškokit manęs. Šitą video leidžiu jūs platinti, kopijuoti, kur tik tai norite. Įspėkit kitus žmonės, kurie galbūt dar ir dabar nežino, kas čia nutiko. Atlikit tyrimą, patys analizuokit, darykit apklausas, bendraukit su geriausiais specialistais, gydytojais, tirkit savo kūną, analizuokit, gilinkitės, kas buvo padaryta su jūsų kūnais, su šito stebuklingu vaistuku, kur jūs pasitikėjot mokslu. Ir netikėkit mokslu, brangiai, aklai. Netikėkit, mokslas yra nuperkamas, mokslas šiai dienai yra naudojamas, kad jūs išnaikinti. Kągi, o gera žinia yra tokia, kad anksčiau ar vėliau vis tiek mes visi paliksim šitą planetą. Aišku, mes norim pabūti ilgiau ir nugyventi gražesnį gyvenimą. Kas norit susikurti rojų žemėje, ateikit pas mane, aš pats kilęs ir augęs kaime, Šilutės rajone, 21 metų pradėjau dirbti su nekilnojamu turtu. Ir 25 metų jau buvau milijonierius. Dabar man 50 metų, 30 metų patirtis nekilnojamam turte. Ne tik tai galiu jūs išmokyti efektingai dirbti su nekilnojamu turtu ir generuoti labai geras pajamas, bet netgi ir padėsiu jums padaryti pirmosius sandorius, pasirašyti pirmasias sutartis, pravesti pirmasias dėrybas, sutvarkyti tos sandorius iki galo. Ir šitaip jūs įsivažiuosite nekilnojamą turtą, daug mokinių esu paruošęs šitokiu būdu. Ačiū uždėmesį, iki. Būkit sveiki, būkit laimingi, būkit stiprus.